Norit padeklamuoti eilėraštį? 100 zuikių susirinko, net žalia girelė linko. Pasėdėję pasitarė, jie 07 atsidarė. Ne, šiandien be 07, šiandien mes esam 222E naujajam servize, Panevėžy, Kėdainių gatvė 2, Česnelio Tesla, mūsų bulkelė. Ir ką mes čia šiandien veikiam? Atvarėm ne remonto klausimais, atvarėm šiek tiek kitais klausimais. Šiandien čia Panevėžyje iš visos Lietuvos suvažiavo Ekroso Hebra lenktynininkai. Hebra visa, kurie lenktyniauja, būna su mum varžybose. Apie ką mūsų susitikimas? Ne šiaip pasėdėti ir atsidaryti kokį nors vieną kitą gėrimą, bet turim šiandien tokį dalyką kaip seminarą. Seminaras apie autosporto psichologiją, apie vairavimą, apie vairavimo techniką, apie sprendimus prie vairo priimamus trasoj, apie lenkimus, apie bėgimą, apie vijimąsi, žodžiu, viskas, kas susijęs su lenktyniavimu. Ir mums tokią paskaitą padarė mūsų klubo narys Gvidas Okas, žinomas kaip treneriukas. Mes nors ir nebe jauni tie sportininkai, bet, kaip sakau, informacija apie lenktyniavimą visada yra svarbi, kad galėtum trasoj priimti vienokius ar kitokius sprendimus. Tai va, tai šiandien čia mes turėsim tą seminarą. Deja, žiūrovai, jūs pačio seminaro nepamatysit, nes tai yra grinai mūsų klubui skirtas seminaras, tai jo viešai publikuojama nebus. Tai, sorry, nu, čia, kaip sakau, tokia informacija kainuoja, pasiruošti kainuoja, žinios kainuoja, tai nenorim jų dalinti dykai varžovams, pasiliekam tą dalį savo. Bet kodėl darom tada šį video? Tai video darom todėl, kad suvažiavo čia iš visos Lietuvos praktiškai mūsų hebrytė, einam pasikalbėti su visais apie sezoną. O apie sezoną tikrai ir ką pakalbėti, nes sezonas nebe už kalnų. Varom į 222E servizą. Labas visiems. Labai džiugu, kad mūsų klube, ta prasme, vyksta ne tik tai, ta prasme, varžybos, dar kažkas, o kad vidiniam rate atsirado toks žmogus kaip Gvidas Okas, kuris jau beveik metai, manau, kad dėliojo visas, kaip pasakyti, pastangas savo, taip toliau, kaip vystyti vidinį sporto pasiruošimą. Tai kaip kalbant apie krosą, apie taip toliau, kad sako trasoje gal kažkokie tai ten pasiruošimai automobilių netinkami, dar kažką. Tai mes šiandien subūrėm visą klubą tam, kad paaiškinti, parodyti, pamokyti galbūt, kaip sakant, kaip tikslingai pasiruošti varžybom. Tai yra apie automobilius, apie patį sportininką, apie visą šitą situaciją, kas vyksta iki varžybų. Tai labai didelis dėkui Gvidui, nes tikrai mačiau jo pastangas ir šiandien mes susirinkom, labai džiugu, kad visi sportininkai sureagavo į tai, susirinkom tam, kad apsikalbėti. Tai pasirinkom vietą servize, per centrą Lietuvos kažkaip. Šiai dienai čia GPT sako, ten geriausias, tai suvedžiau visų koordinatės ir išrinko būtent Panevėžį, tai kad visi vienodai suvažiuotų, kad nebūtų kažkam skaudu, vienam toli, kitam arti, tai pasirodo Panevėžys yra centras mūsų klubo visų narių. Tai. O Panevėžio centras yra Kėdainių 2. Tai va, Panevėžio centras, tai jo. Tai va. Supratau, nu ką, tai gerai, tai tada keliamės vidų, dar pakalbėsim su dalyviais, kol visi renkasi apie jų sezono planus. Turim Mykolą, labas Mykolai. Labadiena. Nu kaip tavo žiema bėga, pasakok, ką veiki? Sniego daug. Daug anykščiuose sniega? Daug. Kasam dabar sniegą kol kas. Bet žiūrėk, dabar Lietuvoje tapo mada, kad visi ūkininkai darosi savo trasas kažkokias. Nebuvo minčių daryti trasą? Buvo irgi. Nedarei? Ne, per daug sniego. Ai, per daug sniego? Taip, reikia ar išvežti, ar dar kažką, tai nežinau, bet buvo minčių. Supratau. Ką per žiemą su mašinom, koks planas kitam sezonui, ką darot, ką ruošiat, kam ruošiat? Ruošiam čempionatui. Variklis, dėžė, viskas gerai, kaip ir pernai bus. Kėbulo darbai ir, svorio metimai. Nes mano mašina smarkiai per sunkiai dabar. Kiek planuoji numest? Jeigu labai pasiseks, apie 70-80 kg. Ai, normaliai. Pirmas dalykas, originalų baką išmest.
jau viskas jau yra, jau eigoje. Tai jau kokį kemną čia taupai vien, man atrodo. Panašiai, man atrodo. Ir tada viskas jau variklio apsaugos lengvesnės, kapotai, taip, stabdžiai efektyvesni, ir lengvesni, tarp kitko, tai va tokių darbų. Bet pagal planą spėjo, ne? Daug maž dėlioju į tą pusę, kad spėjai. Taip, dabar biški šaltoką nebuvau nei garaže, tai, bet rodo jau atšilimą, tai pradėsim jau, sakykime, viskas supirkta jau, paruošta. Imk ir dėliok. Jo, supratau. Tai, užtrauksit, porą, trejata savaičių. Na, bet laiką dar yra. Yra dar, jo, porą mėnesių. Sėdi Ryčka vienišus, tai sėdim, Ryčka, sėdėkim. Pasakok, ką per žiemą nuveiki gerą tėvynės labai? Tėvynės? Aha. Nieko jaučiu. Tėvynės tai turbūt nieko. Autosportą labai? 5 trėkai. Laukia 6. Šiandien būčiau važiavęs. Žiedė? Ne, trėkas. 5 trėkai, 6 laukia. 2.8 važiuoju. Kaip trėkose? Su kokia mašina? Ne su Leonu? Ne, Leonas užkonservuotas. Golfą turi nupirkęs 4. Mačiau ten mūsų grupė, kad tau Ryč pririnkęs buvai biški. Jau dabar golfas pavyja Leonas taurėm. Ne? Greit renkasi? Na, kuo daugiau sakė kilometrų, tuo, bet nėra lengva. Kas dabar su Leonu per žiemą darysi kažką dar iki sezono po praeito? Tai reikia daryti, bet tai vis neprieina. Atidėlioji dar? Ne, jau įvariau garažą. Jau didelis darbas? Stovėjo kitam garažai, įsivariau savo. Reikia nusiplaut variklį po katuškės dumblė visas. Ir šiaip noris daugiau padaryti, bet turbūt, kad labai daug neperdarinėsiu, dar pratempsiu. Supratau. Gal, žinai. Tai planas kur važiuot, ką važiuot, buliai? Gal pirmenybės jaučiu. Čia tos valiuko lygo, ne? Jo, tai trasos, vien dėl trasų. Nu jo, trasos ten biškis smagesnės. O į Bulius nebent kur geresnė trasa bus, tai ten, nes ten, nežinau, po tos arimus kažkaip... Nu jo, ten ypač Šiaulių tas trasas... Noras labai, žinai, Šiauliai, ten... Ramygala, ta pati Ramygala, bet ten pirma taurė buvo, žinai, nebuvo ten taip jau tragedija, bet gal pabandysim ten kažkur. Žinau, Džokeris plus pas juosgi visur. Jo, irgi įdomu. Tai, nežinau, pirmą reikia pasidaryti mašiną. Supratau. Na gerai, lauksim tada sezono starte kažkur. Žiūrėkit, Hebra, ką turim. Lasdelas, atspėkit, kas čia už lasdelų slėpėsi. Pažiūrėk, kokį garsą galiu padaryti. Kokį garsą? O čia atsidarė, kad nori kažkas. Ne. Nu, Donce, tai pasakok, kas čia per nuotiks atsitika, kad teka iš vairo lasdelas paimti? Atsitiko gyvenimas. Kaip ir kur, kada? Paprastai. Atsitiko paprastai, išlipus iš mašinos, suspausto sniego kiekis pavirtęs į ledą. Pakilo kojytės į viršų, nusileido ant klubo ir labą dieną, nulūžo klubo sąnarys. Tai savo toks šlikštokas gedimas. Nu jo, toks. Šiaip pats, kaip mašiną galiu susitaisyti, bet šitoj vietoj pats neįmanoma susitaisyti, pasirodo, tos vietos neįmanoma. Ką daktarai kalba? Prognozės? 4 mėnesiai šitie reikalai pagalbiniai. Tai į sezono startą kaip ir vėluoji? Ar ne? Ne vėluoju ir neplanuoju. Neplanuoji net? Ne. Kodėl? Tai šitas reikalas ir galų gale, nereikia ten man, užtenka gal jau. Nu kodėl? Užtenka. Iki sporto meistrą darbiškai trūksta. Tai trūksta, bet šį kartą praleisim. Ta prasme, trūksta tik tai pagal skaičiavimus. Šiaip tu ten 100 kartų sporto meistras. Gal kokį trečią jau turėčiau turėti, bet yra kaip yra. Supratau, tai dabar... Čiut principas iš tikrųjų. Nu jo, ir momentas. Taip, tai planas gal kažkokias vienas, kažkur kažkaip, jeigu čia viskas gerai. Priminti apie save, žinai. Taip, kad neužmiršti, o šiaip tikrai neturiu plano. Kad visą sezoną tikrai ne. Vienintelis gal kažkur varžybos sugalvoti. O iki ramentų spėjai šiemet žiemą bent jau pasidžiaugti? Jo, spėjau, ganėtinai smagiai pasivažinėjau, patikrinau kendas, naujas visiškai, tai 5 ratai gal kokie įveikti. Patikrinau roketus, sudilusius, kuriuos reikia pakeisti, pasirodo į naujus, nes jie nekimba. Bet, spėjau pasidžiaugti. O visą džiaugsmą nutraukė
Nauja ekipiruotė. Nauja ekipiruotė, priekinis tiltas. Su Haldex, kai Zagardonce varinėjo. Tai priekinis tiltas, kaip čia va, Šaika sako. Supratau. Nu ką, vis tiek, sugrįšim stipresnė, kaip sako Ričkelė, iš Vilkaviškio. Tai aišku. Kas mūsų nenužudo, padaro stipresniais. Teisingai. Ačiū labai. Turim Andžėjų Miknevič su Ford Focusu. Andžėjų, pernai į sezono startą tvariai ir paskui, man atrodo, nebetvariai, ar ne? Taip, ir paskui nebeatvariau, buvo problemų. Kas buvo, kodėl buvo? Tai keičiau kompą, Aha, užtruko, ne tiek, kiek planuotai buvo. sezoną. Užtruko sezoną pakeisti kompą. Užtruko, ja. Nu, tai dabar va, visus ten sliekus surinksim, sužiūrėsim, nu ir bandysim. Nesakau, kaip dinga, taip dinga visam sezonui. Nu, būna, taip. O daugiau, apart ant to kompo, viskas gerai su mašina. Nu, tai bus nauji amortikai bus, nes pasirodo tie jau... VRC, ten tie senieji. Jau mirė, tai užsakiau naujus, žiūrėsim, kada gausim, irgi Laikas ten netrumpas terminas. Jo, kaip ir užsakyta, tai laukiu, Supratau. kas čia bus. Bet planas, jeigu viską susistiguoji, susidėlioji, Taip. pilnas sezonas, ne? Taip, pilnas sezonas ir dar rallycrossą pasibandysim. Ir dar rallycross. Jo. Supratau. Nu super. Gerai, pasimatysim trasos. Ačiū. Turim atvažiavusi žmogų, kuris man šoną planuoja suėsti artėjant savaitgalį ant ledo. Labas. Labas. Nu, kas gera, modė, kaip žiemą bėga. Konstruoji kažką ar sukonstruota, tik ramiai laukti lyka sezoną. Nesukonstruota. Dar viskas eigoj. Ką darai, kitą mašiną, kitą klasę, koks planas? Ne, tą pačią mašiną. Kita mašina yra, bet ne šiemet. Tai Ta pačia, ten niekada daug tų darbų nėra. iš esmės nebuvo labai kažkokių kapitališkų rebildų. ne. Motorą nelindot į motorą. Ar lindot? Į motorą reikės lyst, bet ten nedaug reikalų. O daugiau ten, ką žinau, važiuojantį mašiną buvo, reviziją reikia pasidaryti. Planas kur važiuot, ką važiuot? Čempionatą. Čempionatą, ne? Tik į čempionatą. O daugiau ten, ką visur laiką reikia. Suspėt. Reikia ir finansų. Taip. A, klausyk, žiema tokia nebloga, šiemet pasitaikė, teka kažkur pasidžiaugti išvažiuoti? Ne, neteka. Bet mašinai reikia daryti reviziją, o kažkokios, kad žiemai skirtas, nieko net. Tai niekam šoną nesuėdai šiemet. Nu, tai dar suėsi. Baig modė. Supratau. Gerai, pasimatoma ledą kur nors. Būtinai. Nu ką, Donatai, kaip tavo žiemelė bėga, kažką nuveikiai, ar... Jau buvau palsėti, šiltus kraštus. Tai aš mačiau, ten su turkai. Išmokai turkiškai, turkus dainuoti lietuviškai. Ne, šį kartą pasisėmiau iš jų kultūros žodžių viskiau. Pasakyk, ką nors turkiškai. Ne turkiškai, egiptietiškai, reikia pasižiūrėti, užrašuosi, dabar tiksliai Ten neatsimenu. hieroglifais kalbė. Ne, kalba normaliai, ta prasme, tu populiarių žodžių išmokau jau šiek tiek. Alaka kabr. Na, alhaš alkabra. Alhaš alkabr. Gerai, kalbėkime apie sportą. Kas per žiemą nuveikta prie Audi, nes sezonas pernai su skambia nata ten kažkaip užsidarė. Nu, stogas biš pagėdo, traversas. Na, taip, nieko išardžiau, tik tais, va, kai iš Egipto grįžau atsipūsti, parelaksuoti, išvariau garažą vieną dieną pasidarbuoti. Šardžiau viską, daugiau nieks nieko nedaryti, laikas bėga iš tikrųjų, laikas Laiks jau. Laikas būtų, bet dar gal nuo kovo pradėsi kažką lysti. Apart ten tų visų dalykų, kas ten buvo, daugiau nieko, kažkaip su mašina planų tobulinti kažką. Nėra minčių, biški, reikia gal kokių 50 kamelių kokių dasidėti. Žiūrėsiu. Planų yra, kaip gausis, kaip taip gausis, nežinau iš tikrųjų. Žiemą ledą kažkur negazuoji? Ne, tai net ir su kuo, spakaina galvu. Tai Egipte polisavo. Tai jis jau prigazas, tai egiptiečiais. Supratau. Ne, šiaip iš tikrųjų, tai būtų mašina sveika, tai važiuočiau, bet tai kiekvienas išvažiavimas vėl keli šimtai iš biudžeto skirto vasaros sezono čempionatui. Tai iš tikrųjų kaip ir gal ir gerai, kad Pasitaupys biškai. nėra kad nėra su kuo važiuoti. Taip, tai kažką pabursim, padarysim. Supratau. Yra bodykitas naujas, plastikinis visas. O dažymas tas pats lieka, stilius, spalvos. Aš manau, kad perdažysim korsą spalvą pilnai. Pilnai mėlyną. Jo.
nebedarysim ten tų visokių cirkų. Supratau. Bus paprasčiau. Flakonėlę vieną užteks, nebereiks 2 spalvų. Tai dalyviai seminarą mūsų vis dar renkasi, turim laiko pašnekėti su klubiokais, tai čia turim Andriuką. Tai Andriukai, ką per žiemą nuveikė gerą? Apart sniegą kasimo kol kas nieko. Buvo ką kasti? Dar yra. Ką atkasi, užsninga vėl kas iš naujo. Nepardavinėjai sniegą? Kad niekam nereikia, man atrodo. Vis turi savo. Vis turime. Ambandžiai, ir Ukmergiai, ir Utenai sakė, tu ir Sočiai. Supratau. Ką prie mašinų Dora nuveikia? Kol kas tai nieko. Iš tikrųjų, tai nieko. Rebuild darom. Žadu pakeisti vis tiek motorą, tai naują. Kadangi po pernai išlindo švaistyklis laukant. Aha. Tai motors bus naujas, dėžė irgi musėt bus pakeista. Dar kažkokių modifikacijų, žinai. Tai staugs naujas irgi, nes po pernai ten linkės per linkės. Tai bus irgi nauja, o daugiau realiai taip įstovė ant keltą pakabinti, žinai. Nes tų darbų dabar su to sniego atkasimu, su neįvažiavimu kažkur, nu, tokių yra. Stabdo procesas. Stabdo, nu, tai ką darys. O ką su bulinė strionka, ledo strionka? Plans yra pakeisti kėbulą. Kėbulas jau beveik paruoštas, tiesiog dabar reikia laukti geresnių laikų, atkasus sniegą, ištemti aną Opelį, kad įvaryti, nu vienu žodžiu. Turit kokias problemas? Daug metų neturėjom tokių? Daug, jo, tai vien dėl to, jeigu būtų viskas pagal senus laikus, kai būdavo senai paprastos žiemos, tų darbų galėtum dirbdavo. Čia reikia atkasti tą, kad galėtum įvaryti aną, nes aną maišo tam, nes nėra kur, nu vienu žodžiu, kaip ir pas jūs, tą pat problemą, o plans atgaivinti tą kėbulą, yra minčių gal pakeisti kitą motorą, bet tų kėbulų dabar turiu ne vieną, galvoju tą 1.6 palikti į naują kėbulą, o dar turi kėbulą dėti kitą variklį, bet skam reikia laiko, aišku, pirmenybę musėti Golfui, kad išlėkti sezoną, o daugiau nežinau. Čia, kaip sakau, žinai, žmogus planuoja Dievas juokės, tai... Šiemet labai juokės. Tai va, juokės labai, visiems musėti juokės, tai... Toks ir plans, kad važiuoti norisi, daryti reikia, visur stabdžiai, tas vėluoja, to nėra, to negalim gauti, čia biški palauk, va taip įtempės. Ir tiek, ką žinau. Laukiam to sezono labai, to žvyrą ant ledo jau pavažinėta nemažai palyginti šiemet. Kiek galim ten važiuojam, tai va rytoj irgi planas yra lėkti kažkur. Šiandien turėjom važiuoti, bet atšaukė dėl oro sąlygų, nežinau dėl ko, bet... Čia kurio vietą atšaukė? Ledo poligonis. Rokiški. Rokiški, jo. Norėjom labai sulėkti, bet atšaukė. Čia nors visai nieko to rodo. Rytoj tik tai rodo, kad pliusas, o nežinau, rodo. Viesiek reikia daryti ir lėkti, nu. Supratau. Laukiam tų žvyrą, nebe tą. Leduką, ne. Užtenka šitą grožę gėrę. Užtenka, Sočiai. Pabuvo žiemą, po daug metų tikrai fainai. Iš tikrųjų faina, kad žiema buvo tikrai faina žiema. Ir varžybų tikrai daug, tų trasų šiemet labai daug prisidarė, tiek ūkininkai, tiek ledo. Iš tikrųjų, po daug metų ant ledo teko važiuoti, nes neatsimenu, kad važiavau, gal 12, 13, gal bijau net sumeluoti. Tai smagu, nu. Ateis žiema, praeis žiema, ateis pavasaris ir vėl lėksim, vėl gazuosim. Nu tai ką, tai turim ir šios popietės kaltininką gerąją prasme, Gvidą. Labas, Gvidai. Sveiki. Tai apie ką mes čia šiandien susirinkam pakalbėti, išgirsti, paklausyti, kas čia per mintis? Šiaip aplamai, su kuo yra sportas valgomas, kodėl yra valgomas jisai, kodėl sportuojama yra, nu, aplamai apie viską, kad teisingų kelių užvesti žmonės, kad neatvažiavus tiktais į krosą, kad norim, lekiam, daužom, laužom ir visą kitą. Noriu padaryti tokį, kad pagaliau žmonės išmoktų krosą važiuoti teisingai, važiuoti taip kaip reikia, ne juokinti tos žmonės, kurie suprant, kur važiuoja ir, taip, nenoriu čia neįžeidinėti žmonių nei ką, bet tokia ta realybė pas mūsų su krosu yra. Ne visi protingai važiuoja. Mažuma? Mažuma visiškai. Tai paimkim principą, grubiai apie 30% iš viso parką, kas važiuoja į krosį, važiuoja taip kaip reikia. O visi kiti tiesiog yra sportininkai, bet patirtis rodo, kad aš
aš kaip pavyzdys niekur nevažiavęs, ant ledo treko nuvažiavęs čempionus būdžiu. Na tai toksai ir yra, žinai, kad užvesti teisingai, kodėl tas viskas įvyks, kodėl yra toksai dalykas, kodėl yra pasirengiams svarbus yra. Nu, va tokį noriu padaryti, kad žmonės suvoktų, kad yra sportui sports yra, o visa kita yra, nu, ta prasme, laisva forma. Pats kaip treneris esi prisidėjęs ir prie Roko Baciuškos karjeros rally cross'e pačioj pradžioje, ne? Nes aš atsimenu dar Vilkyčius, kai mes kažkada sėdėjom, tu kalbėjai, kad su Roku irgi bendraujat, kalbat apie treneriavimą. Tai ten treneriu aš savęs irgi nepavadinčiau, neturiu tos specifikacijos su Roku. Visiškai mažai dirbęs esu, praktiškai esu su kartingu važiavęs, tik kaip inžinierius, dėl to, kad neturėjo ką žmogus daryti, jau turėjo būtinai žmogus būti. Aš jo asmeniškai nemokinau, aš iš jo pats patirties daug pasiėmiau, jisai neoficialiai, bet jisai taip ir aplinkui pasakydavo man dalykus, kur, nu, ta prasme, viską į galvą įsirašau. Aš jo tikrai nemokinau ir, ta prasme, ten yra žmogus iš didžiosios žaraidė, žinai, ir o ten kosmosas yra iš tikrųjų, ten žmogus. Patirties duodi jisai, bet jisai neduodi tiesiogiai. Su Kernim daug dirbat, Šulinsko? Stipriai. Stipriai dirbam, dėl to ir rezultatai yra iškart nuo pirmų metų. Nu, ta prasme, mes nesam tie, kur galim važiuoti iš pinigų, kur ten technikas, ta prasme, yra, nežinau, negaliu irgi daug šnekėti, bet mes dirbam žiauriai daug informacijos renkam. Mes rašomės, dirbam, datalogai visi ir šiaip, nu, tas bičas yra visiškai unikums, tokių, kai jisai, ką pasakai, tą padaro. Absoliučiai, nu, aikisa. Kai automatas. Visiškai, nu, to prasme, gal jisai, mes eksperimento būdu viską einam. Nu, aš irgi esu tas toksai teoretiks ir jeigu mes pabandom per testus 1, 2, 3, 4 variantus, jisai pats sako, čia nesąmonė bus, bet sako, bandom. Nu, jisai padaro tą nesąmonę, jisai sako, nu, nesąmonė, viskas, grįžtam atgal. Ir jisai grįžta, nu, to prasme, ką pasakai, viską jisai padarys ir po to galtiniam variantui, kad tu pasidarai tą idealų savo važiavimą tokį ir jisai per varžybas pilnumoje tą patį viską daro. Viską išpildo. Tai realiai šitą seminarą tikslas įvesti kažkiek irgi į tą logiką lenktyniavimo, va, kaip tu įvedinėjai Kernių, kaip su Roku, sakykime, kažkiek irgi dirbė, tai įvesti ir mūsų klube tos tokio supratimo apie tą lenktyniavimo esmę, apie psichologiją, apie trajektoriją, apie lenkimą, apie kažkokią kantrybę drąsoj. Nu, esmė tame, kad pas mūsų lenktynininkai daros nuo to, kad jie užsidėjo šalmą, jie galvoja, kad yra lenktynininkai. O čia yra visur viskas taisyklės. Yra taisyklės, yra trajektorijas, yra stabdymai, yra gazavimai, nu viskam viskas yra, ta prasme, viskam viskas yra riba. O tie žmonės, kur važiuoja ten, kaip pavyzdys, iš 10 mašinų 8 ir jie galvoja, kad yra lenktynininkų, jie nėra lenktynininkai. Statistai. Nu, statistai, nu, ta prasme, jie atvažiuoja, jie gal pas savęs kaime ten ar miestelį savo pasakoti, kad jie yra lenktynininkai, jie ten viskas gautų, tu esi lenktynininkas, bet jisai niekam nesiskiria nuo to eilinė gatvės vairuotoja, kuris suprant tiek, kiek ir išmokins su vairavimo mokyklą. Tai noriu biškai užvesti, kad, nu, įrodyti tą, kad sports yra sports, jisai yra, o ne tik tais papras važiavimas. Tai dėl to ta paskaita tokia, kad biškai duoti ir motivacijas, kad kebra važiuotų ir kodėl jie lėtai važiuoja arba pakankamai dar savęs nėra atradę pagreitėjime visam. Tai noriu tą tokį užvesti, kad jie suprastų, kad, nu, sports yra sports. Nes dažnu atveju tai kitas įkim, nu, net patys ant krantą susėdam ir, nu, graudu, nu, ta prasme, graudu žiūrėti. Nu, ačiū Dievui, pas mūsų klube to nėra. Pas mūsų klube visi yra bičai korekt, jie važiuojantis yra ir jie stengiasi. Jie ten klaus, kas blogai, kur blogai. Esu pavyzdžių turėjęs iš kitų klubų, kur ateini žmogui pasakyti, nu, sorry, ką tu čia darai, jie atsako, ką tu paskui, niekur nevažiavęs. Na, tai persukė ranką, tai sėkmingai važiuoja, ten iš 10 dalyvių 9-10. Supratau. Nu ką, tai gerai, tai mes tada keliamės į seminarą. Šitą seminarą, kaip sakiau, viešai niekur nerodysim, tik tai mūsų klubo nariam, tai jeigu norit šitą seminarą nuorodą gauti privačią, kurią paspaudus pateksit į seminarą ir galėsit išklausyti, jūs turit būti Akroso klubo nariai. Galit tapt, galit būti, bet čia jau sakiau, kur reikia derinti.
Tai va, bičiuliai, tokia video serija čia iš 222 autoserviso Panevėžy, Kėdainių gatvė 2 ir mes visai netrukus keliamės į sesiją. Ir ką? Išgirdot mūsų klubiečių pasakojimus, kaip jie leidžia žiemą, kaip ruošiasi sezonui, o šitą paskaitą pasiliekam savo, o jeigu jūs esate mūsų klubiečiai, gausit nuorodėlę. Ačiū bičiuliai, kad žiūrėjot, pasimatom kitoje serijoje. Čiau.